Šiandien sekmadienį bendrajame pagalbos centre buvo gautas pranešimas apie tai, kad Raseinių rajone Šienlaukio kaime dega durpynas. Į įvykio vietą išsiųstos Raseinių ir Kelmės ugniagesių pajėgos. Iš viso 5 autocisternos. Šiuo metu dega apie 1 hektaro plote kelmai. Durpyno teritorijoje taip pat atskirais židiniais durpynas dega. Šiuo metu gaisrą gesina 5 autocisternos, yra nutiestos 2 magistralinės linijos gaisro gesinimui, taip pat dar organizuojama vanduo iš atviro vandens šaltinio, nepertraukiamam tiekimui. Per kiek laiko planuojama lokalizuoti gaisrą? Lokalizacija iš tikrųjų turėtų neužilgo įvykti, tik tai pats gaisro likvidavimas turėtų užtrukti ilgai. Iki vėlyvo vakaro, gal net iki ryto. Viena kaimo gyventoja teigia, jog šiandien vienas vyriškis iš durpyno teritorijos vežė kelmus, kuriuos vėliau parduoda. Pasak jos, vyras galėjo per neatsargumą numesti cigaretės nuorūką, kuri ir galėjo sukelti šį gaisrą. Įvykio aplinkybės aiškinsis ugniagesiai.